Treneri, tai kaip šiandien vertinate rungtynes? Sunku vertinti, nes komanda buvo jauna, jauni vaikinukai priešininkų komanda, tai tikrai kažką tai pasakyti tokia, kad mes sugebėjom kažką tai padaryti, dar gerai gynėmės, tikrai sunku, bet bendras vaizdas toks neblogas. Turėjome peržiūrėję ukrainietį atvykusi pirmas rungtynes žaidė. Koks įspūdis iš jo žaidimo? Irgi tokia didelį įspūdžią nepaliko, tačiau techninis lygis neblogas. Kai sakau dar kartą, tai priešininkas leido lengvai vietomis žaisti. Vilniaus komanda, ar visi rezultatai ir A lygoje bus tokie kaip šiandien? Aš galvoju, kad jie turėtų truputį vis tiek pasistiprinti keliais tokiais patyrusiais žaidėjais. Tikrai бус неплохо командира. Какие твои впечатления? Ну, команда хорошая, можно играть. Но я думаю, они будут в следующем году где-то в пятерке, если так будут продолжать играть. Можешь сравнить уровень Латвии и Литвы? Ну да, здесь как бы пока легче играется, чем в Латвии. Пока что за Шауляй, чем в Олимпе. А в сегодняшней игре соперник был слабый или Шауляй сыграл очень хорошо? Шауляй очень хорошо сыграл. Соперник, наверное, еще не готов был просто. И, может, мало физики у него было, поэтому и проиграли. Наурис, уже вторую игру играешь за Шауляй. Какие впечатления? Очень приятно. Хорошая команда. Уже неделю тренируюсь с командой, и интересно было играть. Сейчас будет все ясно, как мое дальнейшее будущее. Не знаю, как будет. А как сегодняшняя игра? Сегодняшняя, команда против нас, Вильнюс, слабая была, я так считаю. Мы сыграли неплохо, сыграли. 5 голов забили, 1 пропустили, жалко. Моя вина тоже там чуть-чуть бывает. Kokį įspūdį paliko Šiaulių žaidimas? Tas įspūdis, aišku, yra futbolo žeminis, kol kas rimtų išvadų padaryti nepadarysi, bet lyginant, tarkim, su Vilniaus komanda, jau dabar matyti yra, kad vėlgi viskas yra aišku, viskas yra suprantama objektyvu, per jauną tą Vilniaus komandą, kad galėtų būti lygiavertis varžovas Šiauliams, tarkim, dabartiniai situacijai. Momentais aš sakyčiau, kad man tas žaidimas buvo šiauliečių netgi gražus. Ką gali pasakyti šiaip apie Šiaulių komandą praėjusių metų sezone? Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie tai, kas buvo, ką galvoju prieš sezoną, tai maniau, kad Šiauliam bus sunkiau. Maniau, kad ta vieta, tai yra tos vietos, kurią užėmė ten 6-8, ar ne? Nebūčiau prognozavęs. Aišku, prisidėjo tie dalykai, kad kai kurios komandos visiškai subirėjo, bet netgi toje situacijoje, kad, tarkim, atmetant Vilnių, stipriai abejoju, ar galėtų Šiauliai surinkti, tarkim, lygiai taškų su Atlantu. Plius sezono pabaiga buvo iš tikrųjų gera, nes buvo atiminėjami taškai iš tų komandų, kurioms tarsi ir labiau tų taškų reikėjo. Tai iš tikrųjų dabar tos porą sezonų, jeigu vertinti komandą nuo sugrįžimo į A lygą, eina į priekį, pabiškiai eina į priekį, patruputį eina į priekį, o tai yra svarbiausia, aš manau, bet kuriam klubui. Dideliai žingsniai čia nepašaruosi čia, ta situacija yra tokia. Iki A lygos čempionato liko mažiau nei 2 mėnesiai. Ar gali kažką pasakyti, koks bus čempionatas jau dabar? Pirmas bus Kaunas. Ne, iš tikrųjų aš taip manau, nes tos komandos, kurios buvo konkurentės, išskyrus Sūduvą turbūt, ar ne, vis dėlto, bent jau dabar, tą vaizdą, kurį matom dabar, manau, kad visas jos susilpnėjo. Tai yra ir Ekranas, ir Vėtra, Žalgiris galbūt lieka ten pat, kur buvo, bet tai Žalgiris savo meistriškumu, ko gero, irgi tolokai nuo Kauno, tai yra dėl čempiono man jau dabar beveik nekyla abejonių, visko būna, aišku, sportas. O dėl antros vietos vėlgi bus, dėl prizinių vietų bus gera kova ir Šiauliams galima palinkėti, kad į tą kovą pabandytų įsijungti, nes iš tikrųjų tos atotrukis tarp Šiaulių ir tų komandų, kurios pretenduos tos medalius, tikrai nėra didelis.